2018 metų CLA 250, kovo 12 bus jo aukcionas, 124 000 mylių, 2 litrų varikliukas, priekis varomas. Prognozuojama maždaug kaina aukcione turėtų būti nuo 6 iki 7,5 tūkstančių dolerių. Jis turi šiokių tokių apgadinimų, to aš jums parodysiu, yra diskas pabraižytas. Ir didesnis apgadinimas yra duris. Yra kabintos duris, bet jinai yra sveikų automobilių aukcione. Čia yra nenurašytų automobiliai, draugai. Biški yra veidrodis kabintas, durys šiek tiek yra, reiktų pakeisti šitas. Juodas spalvikė, šviesus gražus salonas. Salonas yra geros būklės, oda nesugadinta, nesubraižyta, nesuplėšyta. Kai pasižiūrim, galas atrodo pažeistas nėra. Šis, čia viskas tvarkingai. Ant bamperio vienas prabraižimas nedidelis. Šitas diskas irgi šiek tiek pabraižytas. Ant sparno tokių keletą įlenkimų, bet tai čia su meniniu lyginimu galim padaryti. Čia matau toksai lengvas yra irgi. Priekyje, kur dedasi kablys, nėra tos plasmasės. Toliau priekis visas yra tvarkingas, bet mažas, erdvus, ekonomiškas, kaip sakant, automobilis už labai gerą kainą. O čia mygtukai yra apsitrynę, Mersų lyga, kaip žinot. Čia sėdynė priekinė, kaip prie tokių mylių, sakyčiau, tvarkinga labai. Toliau, ką mes turime viduj, šildomos sėdynės turime, mygtukai irgi labai apsitrynę, tiek čia išsipūtė netgi, bet čia, žinokit, yra nuo Miami saulės. Nes labai karšta saulė ir todėl tokios problemos būna su oda, su mygtukais ir taip toliau pabandom užvesti. Ant vairo irgi mygtukai šiek tiek yra, bet klaidų nemeta. Kaip sakant, run and drive'as. Varikliukas dirba gražiai.